puikiai. Aš ir save girdžiu. Tai sveiki visi. Esame iš Ono, viskas puikiai. Tai iš esmės dirbam su klientais, sprendžiant įvairius rizikos valdymo klausimus ir save prisistatom kaip konsultantais daugiau. Ir mūsų moto yra klientui padėti apsispręsti, priimti kažkokį tai rizikos valdymo sprendimą, pateikiant jam informacijos. O ūkiškai tai mes padedam klientam apsidrausti arba padaryti kažkokias rizikas, bet tą darom prigazdindami, kad čia bus daug visko, bet kiek girdėjau pranešėjų, kurie tikrai buvo puikus, tai jau manau, kad visiems yra aišku, kad kibernetinė grėsmė reali, įvykiai būna. Dažniausiai tas klausimas toks jau truputį šiek tiek nuvalkėtas, ne klausimas ar bus, bet klausimas kada. Bet iš esmės šiandien norėčiau pasidalinti daugiau teigiamos informacijos, kaip sekėsi, kokie buvo kibernetiniai incidentai, kokią tai įtaką turi mūsų gyvenimuose. Ir iš esmės norėčiau pakalbėti apie visai neseniai įvykusi CrowdStrike'o atvejį. Tikiu, kad mums tai yra labai tolima ir iš tikrųjų tai yra tiesa, nes daug klientų, su kuriais mes bendravome ir po to įvykio, jie iš esmės teigia, kad nepajuto jokios įtakos CrowdStrike'o ir nebent tik tai, kiek teko bendrauti su vienu klientu, kuris dirba su draudimo kompanija ir jie gauna daug užsakymų iš draudimo kompanijos ir jie sako, Liepos 19 sėdim ir šiaip tai ten įprastą dieną būna daug darbo iš tos draudimo kompanijos, eina į laiškai, čia reikia tą padaryti ir penktadienis ir ramu. Ir po pietų jau jie skambina, sako, o tai čia kas pas jūs atsitiko? Jie sako, sorry, žinok, čia pas mus e-mailai neveikia, prie sistemų negalim prisijungti, tvarkom, kažkada bus resolved. Okei, tai iš esmės, ką palėtė daugiausiai CrowdStrike'o įvykis yra oro linijos, jau turbūt teko jam girdėti, sveikatos apsauga, finansinės institucijos, kaip draudimas, bankai, ir dar ten iš esmės mažmena šiek tiek buvo irgi paveikta. Tai ką mes po to įvykio padarėm, iš esmės sukvietėm mūsų kolegos iš UK, sukvietė klientūrą, pravedėm mokymo, webinarą, ką daryti atsitikus įvykiui, kaip reaguoti, kaip susitvarkė kažkokios išmoktos pamokos ir padarėm po viso to renginio apklausą ir mus pakankamai maloniai nustebino atsakymai. Tai iš tos apklausos, kuri dalyvavo ten kažkur tai apie 900 įmonių, apie 30%, 33 kažkas panašaus, turėjo kažkokią tai tiesioginį ar netiesioginį įtaką tas CrowdStrike'o įvykis. Tai pakankamai nemažas skaičius. Dabar iš tų, ten 30%, tarkim, buvo užduoti dar du klausimai. Vienas, ar turėjot incidentų reagavimo planą, tai reiškia, atsitiko įvykis, ar žinojot, ką daryti. Ir antrasis klausimas buvo, kaip sėkmingai jums tą pavyko padaryti. Tai iš esmės 83% turėjo reagavimo incidento planą, džiugu. Tikrai niekad apie tai nebūtume pagalvoję ir mes anksčiau visą laiką sakydavom klientam, tai yra svarbus momentas ir dabar Edita apie tą patį pasakoja, reikia būti pasiruošusiam ir taip toliau. Ir kitas klausimas buvo, kaip sėkmingai susitvarkėte su to įvykiu, nes tai buvo vis tiek kažkokie tai verslo nutrūkimai. Tai irgi maloniai stebino, nes 76% gerai, sėkmingai tą padarė. Aišku, nekalbam šiandien apie tos 24%, bet iš esmės skaičiai tokie yra tokie ir mes tikrai džiaugiamės tokiu rezultatu iš pačių klientų. Kodėl mums šitas įvykis yra svarbus? Nes iš esmės tai yra pirmasis pasaulinio masto įvykis, kuris nuo 2017 metų. 2017 metais buvo NotPetya, bet tai buvo kibernetinė ataka. Jeigu prisimena, tai buvo prieš Ukrainos
vyriausybė, valstybė ir iš esmės tada išplito per visą pasaulį. Čia skirtumas yra toks, kad yra didelio masto ataka, ne ataka, incidentas ir tai yra incidentas, ne ataka. Tai reiškia, žmogiška klaida įvyko. Ir mums iš draudimo pasaulio arba iš rizikų valdymo pasaulio tai duoda truputį tokio irgi, sakyt, įdomus aspektas tas yra tos, kad vieno draudimo čia neužtenka visų nuostolių susikompensuoti ir susitvarkyti. Ir tokia paruošėm truputį informaciją, kaip tai atrodo. Tai galimi nuostoliai, pilnas spektras ir kiek yra draudimo produktų. Ne? Ir čia, sakyčiau, paimčiau 3 pagrindinius. Tai yra kibernetinės rizikos. Čia yra mūsų klientam, kurie buvo apsidraudę ir kurie gali kreiptis. Antras svarbus yra, ir ko anksčiau niekados negirdėdavo apie šitą kalbant, tai yra profesinė atsakomybė ir klaidas, nes vis dėlto tiekėjas kažkur suklydo. Ir aišku, paskutinis yra vadovo atsakomybė. Nes, būkim biedni, bet teisingi, bet tokio masto incidentą paleisti atnaujinimą ir sukelti tokius didelius nuostolius, tikrai gali ne kiekvienas. Ir kažkas kažkur tai reiškia, įvyko neteisingai procesai, procedūros, kažkas nesuveikė, o tikrai bus ieškoma kaltų. Tai lendant giliau apie tą patį įvykį, nežinau, kiek jūsų domėjosi, bet man tai buvo tikrai įdomu, atėjo Delta Airlines, tai yra viena didžiulė, milžiniška JAV oro linijų bendrovė ir atsiuntė preliminarią pretenziją į CrowdStrike'ui, kad, daugmaž pasiskaičiavom, kad 500 milijonų mūsų nuostolis, nes mums teko 3000 skrydžių atšaukti, mes užtrukom 2 savaitės atstatyti verslą, žodžio, didelė bėda, ką jūs darysit? Toks, paprastas ūkiškas klausimas. Ir CrowdStrike'as atsakė į tą klausimą. Čia spaudoje mirga tokie jau susirašinėjimai, bet jie labai taip paprastai sako, visų pirma, mes patikėm visas instrukcijas ir su jumis dirbome, kad jūs greitai susitvarkytumėt savo įvykį. Čia ne mūsų kaltė, kad jūs 2 savaitės delsėte ir neturėjote tinkamo reagavimo į įvykį planą. Čia pirmas. Antras, toks, pirmasis gal čia toks buvo emocinis, antrasis buvo, žinot, galite mes pripažįstam klaidą, sutinkam, tačiau pagal sutartį, ką aš tikiuosi irgi čia šiandien išgirsime tolimesnėse diskusijose, pagal sutartį mūsų atsakomybė yra ribota. Ir nežinau, kiek čia yra patvirtinta, bet iš esmės jie gali sumokėti pagal sutartį tik tai $1 milijoną. Tai iš Deltos perspektyvos šiek tiek liūdna situacija, nes nuostoliai milžiniški, finansinė našta didelė, paslaugų tiekėjas sako, mes tau padėjom, bet, sorry, business is business, milijonas yra milijonas. Tai ką Deltos vietoj, tai sakyčiau, aišku, dabar nieko nepadarysi, yra kaip yra, tai reikia susitvarkyti nuostolius per galimus draudimus arba eiti bilinėtis su CrowdStrike'u ir bandyti iš jų išsikompensuoti didesnę sumą negu 1 milijonas. Tai dabar iš kitos prizmės, iš CrowdStrike'o, nes jie padarė tokią didelę klaidą. Atsiprašau čia. Iš CrowdStrike'o perspektyvos, tai iš esmės jie gerai padarė porą dalykų. Vienas dalykas, ką aš sakyčiau yra labai drąsu, tai yra pripažinti klaidą. Nes jie iš karto identifikavo, kad pas juos yra klaida ir jie viešai pasakė, kad taip, mes esam kalti. Bet čia yra drąsu. Antras, ką jie padarė gerai, tai yra, aišku, apsiribojo savo sutartimi. Ir čia yra nuostabu. Ir aš kiek matau irgi iš technologinių tiekėjų, paslaugų tiekėjų, tą daro ir dabar, ir Lietuvoje. Ir tas tikrai yra nice to have. Vienintelė bėda yra tokia, kad mes nežinome, kiek
jie turėjo sutarčių ir kiek klientų buvo paveikta. Jeigu tai yra vienas klientas, taip, bet labai abejoju, nes tai yra milžiniška virš 10 milijardų apyvartos įmonė, veikianti visam pasaulyje, tai tikėtina, kad sutartis buvo tūkstančiai ir daugiau. Tai ką tai reiškia, kad jeigu kiekvienas reikš pretenzijas po 1 milijoną, nuostolis vis tiek susigeneruos pakankamai nemažas ir CrowdStrike'ui. Ir čia dar, nepaisant to, kad reikės susirašinėti, samdyti teisininkus, milžiniškas administravimo darbas ir neaišku, kokiai pelno eilutei tu pasibaigsi šios metus. Ir trečioji, tokia, niekad apie tai irgi nekalbam, yra vadovo atsakomybė. Čia paėmiau prieš keletą dienų, berods rodo rugpjūčio 30 dieną, bet iš esmės faktą nekeičia. Žemiausias, čia yra CrowdStrike'o akcijų biržos kaina ir pati įmonė tuo metu prieš įvykį buvo verta, tai yra verta pagal akcijų kiekį ir jos kainą apie 70 milijardų. Po šio įvykio dugnas buvo minus 30%, tai reiškia, minus 20 milijardų buvo tiesiog dingo. Ir paskui matome šiek tiek gerėjančią tendenciją. Dabar atsidariau, tai ta kaina kažkur taip minus 10, minus 11, bet iš esmės vis tik tai yra blogas rezultatas. Ką tai reiškia, tai atrodo, taigi nieko, čiagi čia akcijos, sviruoja pirmyn atgal, čiagi, tai bus paskui geriau, vienais metais geriau, kitais blogiau. Ne, iš tikrųjų tai yra svarbu pakankamai dėl to, kad JAV listinguojamose įmonėse, tai yra kur prekiaujama akcijų kainomis, jie labai mėgsta reikšti pretenzijas. Šiaip tokia JAV kultūra yra. Ir kas čia bus, tikrai garantuoju, tai susirinks mažieji akcininkai, jų yra ten tūkstančiais, ir jie padarys grupinį ieškinį ir sakys, sumokėkite man kažkokią pinigų sumą, nes aš praradau, nes aš iš panikos pardaviau tą CrowdStrike'ą ir vašvančią blablabla. Tai iš esmės laukiame, kada bus pretenzijos ateis ir kada CrowdStrike'as pasijungs savo draudimą. O ką tada CrowdStrike'as darys, tai iš esmės jisai tada eis ieškos kaltųjų ir tada sakys, ateik čia, kas padarė šitą, ir prašom savo turtu atsakyti. Tai tokios yra realybės ir tokios yra atsakomybės IT vadovų, CISO ir visų kitų asmenų susijusių su apsauga ir su deploymentais ir su visais kitais dalykais, kas yra iš IT pusės. Bet kas iš to? Tai kokios pamokos? Tai ką mes čia? Kas iš to? Tai iš esmės matom, kad tai yra pagrindinis dalykas rizikos valdymas. Visur galima tą sukontroliuoti, suvaldyti, pasiskaičiuoti, įsivertinti, pirkti įrankį, nepirkti įrankio, pirkti draudimą, pirkti kažką kito ir apie tai visą laiką mes kalbam. Tai pamokos yra sekančios. Pirmas yra finansinių rizikų įsivertinimas. Reiškia, turim identifikuoti, kokias mes turime rizikas, kurios yra valdomos, kurias galima nusipirkti kažkokį IT įrankį, tą padaryti. Kitas dalykas, galbūt galima tą riziką patiems prisimti, bet reikia skaičiuoti, analizuoti, sėdėti ir mąstyti ir galvoti. Ir aišku, rizikos perkelimas, jeigu jinai tokia yra, jeigu galima ją perkelti, tai visą laiką pasinaudoti. Tai nebūtinai draudimas, tai gali būti tiekėjai ar kažkokie kiti asmenys, bet tą riziką reikia valdyti. Sekantis, tai aišku, čia jau daug kas kalbėjo apie tai, pasiruošimas būsimiems atvejams. Incidento reagavimo planas, verslo tęstinumo planas ir būtinas aspektas, kad juos reikia testuoti. Nes nepratestavus mes nežinom, ar veiks, organizacija nebus susipažinus ir taip toliau. Bet čia matyti jau kalbam apie savaime suprantamus dalykus. Paslaugos tiekėjų kontrolė, čia tiek iš CrowdStrike'o pusės, tiek iš Delta. Tai iš esmės reikia žinoti, kas yra jūsų paslaugų tiekėjai, kokios yra finansinės priemonės, koks yra pajėgumas, kokios yra sutartis ir aišku, ar jie, pavyzdžiui, irgi turi draudiminę apsaugą.
Ir tas trendas jau yra žinomas, nes jau daug kas dalyvauja viešuosiuose pirkimuose arba tarptautinėse pirkimuose, tai irgi yra reikalavimai tiekėjams. Na ir aišku, jeigu vis dėlto buvo patirtas nuostolis CrowdStrike'o ir, pavyzdžiui, norite pasiruošti ateityje tokius susitvarkyti, tai finansinės žalos vertinimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, pirma, reikia suprasti, kokie yra galimi nuostoliai, kaip juos paskaičiuoti ir kaip tas nuostolis bus įrodytas. Nes teikdami pretenzijas, kaip pavyzdžiui Delta Airlines teikia pretenziją ten CrowdStrike'ui, iš esmės jie turėjo pateikti visą analizę, kokius nuostolius jie patyrė, kodėl jie patyrė ir bandyti pripažinti. Tai pirmas žingsnis yra bandyti išsireikalauti pinigų iš kaltosios pusės, antrasis, jeigu tai visi įvykiai nukeliautų į teismus arba taip toliau. Tai tiek iš rizikos valdymo. Dabar šiek tiek prieš pereinant apie kitus įvykius, tai turime svečią atvykusi. Jo vardas yra Jurgis. Jį šiaip vadina tėvynėj Džordžu. Jis yra iš UK. Jis atstovauja didžiausią Europos draudiką Beazley ir jisai mums padeda vertinti klientų rizikas. Tai jeigu norite susižinoti, kaip jūs vertina draudimo bendrovę, galite nueiti su juo pasikalbėti. Tačiau jisai dar pateikė šitai konferencijai informacijos, kaip jų portfelis atrodo draudžiant Skandinavijos ir Baltijos klientus. Tai jie vadina tai Nordic Region. Tai kokie įvykiai būna. Pagal įvykių pobūdį, negaliu pasakyti tikslios imties, bet čia yra tūkstančiais per N metų. Tai pirmas yra System Illustration, arba kitaip sakant, įsibrovimas į sistemą. Tai sudaro pas draudiką beveik apie 50% visų įvykių. Tai reiškia, klientai informuoja draudiką, kad žiūrėkit, pas mus buvo įsilaužimas. Ar čia jau suseka sokas, ar kažkokia kita sistema, toliau. Čia jau detalių neatskleidžia, bet iš esmės tai yra didžiausiai pasitaikantis įvykis. Antras, kas yra pakankamai įdomu, tai yra breach of contract, tai yra paslaugų sutarties pažeidimai, plus negligence, tai yra neatsargumas ir kažkokie tai įvykiai. Tai iš esmės čia yra susijęs su klaidom iš tiekėjo. Tai čia matome didėjantį dalyką ir taip, kas teikia technologinės paslaugas, tai visą laiką prašau atkreipti dėmesį, nes jūs teikdami paslaugas savo klientui irgi rizikuojate, ar jūs teisingai apsirašysite sutartis savo atsakomybės, ar tikrai lūkesčiai bus įgyvendinti. Daugiau iš tokių kažkokių komentarų, tai ransomware vis dar sudaro. Tai yra būtent pilka dalis. Ir iš ransomware pasakysiu taip, kad jis niekur nedingst. Jis yra. Dažnis jo pakankamai vis dar didelis, bet svarbiausia yra tai, kad ne tai, kad jo daug dažnai būna, bet kokie yra galimi nuostoliai. Ir draudikai dar skaičiuoja, kad būtent dėl ransomware patirtų atakų yra didžiausi finansiniai nuostoliai. Tai čia visą laiką yra pirmas prioritetas, vertinant tiek savo rizikas, tiek ir draudžiantis pas draudiką. Ir sekantis jau skiriu tokį paslaugų tiekėjam, tai yra sektoriai, kurie turi didžiausius įvykius arba dažniausiai pasitaikančius. Pirmoje vietoje yra gamyba ir distribucija, tai yra liūto dalis. Tai reiškia, jeigu norite padaryti pardavimus, kalbėkite su šiom įmonėm. Ir atitinkamai šios įmonės turi suprasti, kad jos yra dažniausiai atakuojamos ir turi didžiausią kibernetinių įvykių grėsmę. Antroje vietoje yra business services, tai čia visos paslaugos, tai įeina ir finansinės institucijos, ir auditai, ir buhalterija ir panašiai. Ir trečioje vietoje yra sveikatos apsauga. Technologijos irgi šiek tiek neatsilieka. Tai va. Tai tiek, kalbant dar apie ransomware, įdomi istorija yra tokia, kad Lietuvoje irgi turim atvejų, bet jie nėra dažni. Jų pasitaiko 1-2 kartus per metus.
ir dažniausiai tai pasibaigia klientų išpirkos sumokėjimais. Ir tik tada pas mus ateina ir klausia, ar yra tam nuo to draudimas. Ir aišku, būna jau šaukštai po pietų. Tai mes visą laiką klientams sutikėm, kad yra priemonių, kaip to išvengti, bet dažniausiai geriausiai padeda, kai yra samdomi specialistai, kurie būtent vykdo tą ransomware išpirkos pareikalavimų dalį ir sumoka arba nesumoka. Ir Lietuvoje tai, sakyčiau, yra taip, kad apsimetimas kitų asmenių be įsilaužimo yra numero 1. Tai yra atvejai, kur klientai tiesiog perveda pinigus, padaro transakcijas kažkokias, tai čia yra kiekvieną dieną ir mes visą laiką kalbam su klientais tik kada pasibaigs tai, bet matome, kad matyt vien tik tai per darbuotojų edukaciją galima kažką pasiekti. Antras yra, aišku, ransomware atakas ir informacijos išviliojimas. Tai čia man tokia istorija viena su klientu, kur didelė organizacija veikianti Pabaltį ir jie sako, Linai, mes norim draudimo pasiūlymo. Tai kokie galimi nuostoliai bus, mes klausim, kokios ten, ką norite. Ir jie sako, mes norim apsidrausti 200 milijonų. Vat tikim, kad mūsų organizacija, jeigu bus ransomware ataka, reikės mokėti išpirką, tai 200 milijonų turėtų pakakti. Okei, ateinam, pakalbam, sakom, kodėl tokia suma? Tai sako, va čia yra mūsų ten paskaičiavęs, kiek dienų tas verslo nutraukimas ir sako, jeigu, man klausimas ir taip, čia kalbat CTO, beje, kuris šiaip neturėtų kalbėti apie finansinius dalykus, taip su mumis daugiau CFO, ir jis sako, tai va jeigu įvyks įvykis, mes norim būti tikri, ar yra draudimas tam išmokėti, ar mes tiesiog užrakinam savo ofisą ir užsiskirstam namo. Tai man ta istorija tokia paliko pakankamai įspūdį, nes suprantam, kad įmonė organizacijai ir aukštas pareigas užimantis technologijų žmonės masto apie šitos dalykus. Ir paskutinis tai yra apgaulingos instrukcijos, jau su įsilaužimų sistemas. Didžiausias patirtas nuostolis buvo praeitais metais lapkritį. Klientai buvo įsilaužta į sistemas, buvo pasižiūrėta, kaip atrodo jau tiekėjų sąskaitos, tiesiog nukopi-pastintos ir pavarytos tiek kitiem asmenim, tiek ir pačiam klientui gavo sąskaitą, jį buvo pervesta 800 000 eurų. Tai tokių grėsmių, manau, kad galima tikrai išvengti. Ir tiek, ačiū uždėsi. Ačiū Jums, Linai, labai už įdomų pranešimą. Keletą klausimų iš salės. Kiek įmonių Lietuvoje draudžiasi, taip trumpai parašyta? Galite operuoti skaičiais, procentais? Skaičių ar procentą? Skaičių sunku pasakyti. Sakyčiau, koks, 100 gal, 200 kažkas. O procentais, tai atitinkamai, manau, kad yra mažiausiai įsigyjamas draudimo produktas. Bet vien dėl to, kad jie daro, kaip mes ir klientams sakom, analitiką, ar vis dėlto geriau apsidrausti, ar skirti tą biudžetą informaciniai saugai. Kitas klausimas, ar tiesa, kad nuo CrowdStrike incidento nukentėjo tie, kurie laiku atsinaujino sistemas? Tai tiksliai nežinau detalių, bet taip, kiek girdėjau, tai būtent taip ir įvyko. Gerai, dar vienas klausimas. Gabi klausė, esam pastebėję, kad draudikai nenoriai draudžia arba nori ekstra įmokų būtent nuo phishingo. Nors, pavyzdžiui, ransomware ar su kitais dalykais bėdų nėra. Kodėl taip yra? Kodėl taip yra? Klausimas tai dėl to, kad iš esmės dėl phishingo atakų draudikai nori matyti, kad klientai turi paprastas procedūras, pavyzdžiui, 4 akių principą arba tikrinti, kam yra pervedami pinigai ten skambučio metu arba taip toliau. Tai jeigu klientas to neturi, draudikai sako, atsiprašau, tu turi turėti minimalią higieną, kad mes prisimtume šitą riziką. Puikiai, ačiū Jums labai už atsakymus, dėkui už pranešimą.